Tai sveiki bičiulės ir bičiuliai, ačiū, kad pasiekėt, ačiū, kad prisijungėt. Čia žmogaus teisių dienai skirtas renginys. Kalbėsime apie tai, kaipgi užtikrinti tautinėms bendrijoms kokybišką švietimą, kokybišką mokymas. Žinot, čia ėjo tokie filmukai, daug valdžios žmonių per pertrauką sveikino įrašytose video ir visi kalbėjo, kaip tai svarbu ir minėjo 25-metį Chartijos, man atrodo, tai svarbu, bet nepamirškim, kad žmogaus teisių pati filosofija, aš prisiminiau čia sėdėdamas, kad tikrai siekia keli šimtmečius, kai dar Amerikos nepriklausomybės deklaracijoje buvo juodu ant balta parašyta, kiekvienas žmogus gimsta su vienoda teisė į laisvę ir laimę. Tai mes esam vienodą teisę dovaną atsinešę iš kažkur iš aukščiausio ar kur kitur tą vienodą teisę į laimę ir laisvę. Tai sveikinu jūs pirmiausiai, tikrai labai svarbi diena ir padėka tiems, kurie daro tą žmogaus teisų standartą Lietuvoje aukštesnį, didesnį. Visada tai yra, kaip ir su demokratija, žinot, visą laiką dinamika, tai nėra kažkas pasiekėm ir stovim. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Pajusti tą, kur esam, aptarti, ką reikėtų daryti, pasižiūrėti tas problemas. Atvirom akim tikrai aš mėgstu tą atvirą diskusiją, tai tik tai pakelkit ranką, jeigu kas iš jūsų nesutinka su čia kalbančiais, ar mano, kad situacija ir realybė yra kitokia nei per televizorių rodo, tai drąsiai tą signalų rankos pakelimu parodykit. Bičiulės, noriu pristatyti mūsų svečią ir viešnes. Čia yra profesorė daktarė Ineta Dabašinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, šio universiteto rektorė. Sveiki. Ana Grigoit. Ana yra LRT tautinių bendrijų turinio grupės vadovė. Ana, gera jūs matyt. Erlandas Galagus. Erlandas yra Visagino savivaldybės meras. Ir daktarė Edita Žiobienė, vaiko teisų apsaugos kontrolierė. Ačiū, Edita, kad jūs taip pat čia. Junkitės čia kažkas prieš einant, dar ne visiems susirinkus sakė, kad šalta, bet nežinau, tikrai šalta, ne? Ne šalta. Gal sukaisim toj nuo karštų diskusijų. Gal aš auditorijos paklausiu, žinot, pakelkit rankas vis tiek, žmogaus teisų standartas, padarykim tokią mini apklausą. Turite 10 balų skalę, 10 balų jaučiatės, kad Lietuvoje yra tas jausmas, kad žmogaus teisės yra aukštumoje, ir žinot, tas 0 čia jau žemiau visko. Kas mano, kad 10-ukui šiandien esam? Verti 10-uko, 9-uko, 8-uko, 7-uko, 6-uko, 5-uko. Jau žemiau nevardinsiu, gal vienas kitas liko, bet negadinkim nuotaiko šitą gražią dieną šventinę, bet pamatėm vaizdelį, turbūt apie 7, koks link 8, taip ir 6 buvo parašiusi, turbūt prieis vėliau prie auditorijos savanoriai, prieis galbūt iškristalizuoti savo vertinimą, bet kiek jūs, Ana, už kokį balą? Už 8. Už 8. Ir čia geras balas, kaip mokiaus mokykloje, džiaugdavomės, kai gaunam 8. Kodėl? Aš paneisiu. Šiaip kaip Lietuvos Lenkė jaučiuosi pakankamai, ką reiškia pakankamai? Jaučiuosi gerai Lietuvoje, aišku, turim kur tobulėti, turim kur augti, turim apie ką vis dar kalbėti ir tą progą norėčiau padėkoti taip gausiai čia susirinkusiems, kad atėjote į tokią svarbią diskusiją, kaip tautinių mažumų švietimas, kuris atrodo labai paprasta tema, bet tuo tarpu ir pakankamai sudėtinga, nes vis dar esama šitoje temoje ir stereotipų, ir tam tikrų stigmatizavimo po kažkokių bruožų. Todėl manau, kad verta apie tai kalbėti, verta susitikti, diskutuoti ir dar kartą kaip ir parodyti, kad gyvenam šalia, kas mes esam, nes kartais atrodo ir kaimyną turim Lenką arba Rusą, bet kažkokie tokie nutylėjimai arba neaiškumai tarp mūsų lieka. Tai smagu, kad turim progą pabendrauti. Profesorė, kiek aš parašiau. Bet kažkaip neatkreipiau dėmesio. Deklaruokit, čia kameros užfiksavo, filmuoja viską. Aš jau prisipažinsiu 7.
bet nereiškia, kad nėra labai gražių pasiektų dalykų. Ir per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį tikrai galime džiaugtis ir mokyklomis, ir vaiko teisių klausimų pažanga. Bet greičiausiai, ką norėčiau aš šiandieną pasakyti, bent šioje trumpoje pradžios diskusijoje, kad mes esame nusipelnę geresnio pažymio priimtų dokumentų, nuostatų, reglamentų prasme. Viską gerai apsirašę, sekame Europos dokumentus ar ne, juos stengiamės įgyvendinti. Tai tam dokumentų abstrakcijos lygmenį, man atrodo, tikrai yra labai gerų pavyzdžių, daug ką esame priėmę. Bet praktikos, kasdienybės klausimais, turime labai dėja daug visko. Ir galime džiaugtis, kad Lietuva įvairėja ir įvairumas, įvairovė yra tokios brandesnės ir atviresnės visuomenės bruožas. Tačiau šiandien turime visi pripažinti, nes yra kasdienybė dėja kartais ne visada tą įvairėjimą gražiai nušviečianti. Tai, manau, yra perspektyvų, daug darbo, reikia pasiraitoti rankovės ir visiems drauge įgyvendinti tas gražias idėjus popieriuje, bet kasdienybėje. Tai tokia būtų pradžia. Ačiū už jūsų pradžią. Žinot, aš beklausydama šitos pradžios, profesorė, tokį trumpą anekdotą prisiminiau, ar galiu? Čia galiu. Ateina pas gydytoją žmogus į konsultaciją ir sako, ar galėčiau užsiregistruoti pas akių ir ausų gydytoją. Sako, žinot, čiagi atskiri gydytojai, lori ir oftalmologas, čia nėra bendro. Ne, sako, man reikia pas vieną tą patį. Sako, tai kur jūsų problema? Tai problema tai, ką aš matau per televizorių ir kas ant popieriaus parašyta ir tai, ką išėjęs į gatvę matau, nesutampa. Tai vat, čia truputį gal ir norėjot apie tai pasakyti, kad gal ne viskas taip sutampa, kaip norėtųsi popieriuose matyti. Edita? Tai aš tos 7 parašiau, manau, kad 7 yra vidutiniškai. Tai iš esmės visai neblogas balas pasitempimui. Ir akivaizdu, kad turbūt, mes nemačiau nei vienos rankos ties 10-tuku, bet turbūt tai ir yra teisinga, nes jeigu turėtumėm 10, tai matyti sėdėtumėm ir eitumėm namo. Bet iš kitos pusės turbūt žmogaus teisės ir yra tas rytis, kur tos proveržio visada reikia ir reikės. Ir tai rodo istoriniai ciklai, kokius mes žiūrėtumėm. Visada tas pokytis reikalingas visuomeniai, užmigti irgi neturim kur, o su vaiko teisėm, žinot, kaip pamatuosi ir kaip pažiūrėsi. Proveržio padaryta labai daug per tą nepriklausomybės laikotarpį, tikrai labai daug paėmė į priekį, bet kiek dar reikia padaryti? Ir kiek dar reikia sprendimų priimti? Ir šiandieną grįžtant prie šios dienos temos, prie tautinių mažumų klausimo, aš manau, kad valstybė tikrai labai ilgam buvo pamiršusi tautinės mažumas ir gyvenimas be tautinių mažumų įstatymo nuo 2011 iki 2024 metų parodė, kad visgi yra vietų, kuriuose valstybė turi atsibusti, prisiminti, suprasti, kad mes turim kalbėti apie mūsų visuomenę, mūsų bendruomenę, kur ir kaip mes gyvenam. Arlandai, Visaginas, komplimentai, labai gražus miestas, labai mėgstu tikrai pasivaikščiotais pušynais. Labą dieną. Aš irgi rašiau 8, nes manau, kad visai neblogai. Ir Visagine esu lietuvis, Visagino lietuvis. Tai irgi tai rodo, kad šitam rusakalbėme mieste žmogaus teisės, matyt, pakankamai neblogai yra išpildomos, nes esu renkamas, žmonės mato ir matyt žiūri pagal rezultatus, pagal darbus, o ne pagal tautybę. Tai tikrai galiu pasididžiuoti, kad Visaginas turi ne tik, kad kaip rusakalbis, Visaginas turi daugiau nei 40 tautybių. Ir visos tos tautybės randa bendrą kalbą, randa sutarimą, randa bendrus sprendimus ir tai rodo, kad su žmogaus teisėmis, gal nėra tobula, tačiau gerai. Arlandai, žinot, palydėsiu jūs klausimu, kai aš išvažiavusiu savo klasiokų, kas ten ar Britų salose pagyvena 5 ar ten daugiau metų, ir grįžta. Ir aš turiu tokį standartinį klausimą, paklausiu paprastai, ar tu jautiesi ten savas?
Nu, toks atrodo banalus klausimas, bet jis toks nelengvas būna, kai žmogus pradeda mąstyti, ar tikrai ten jaučiuosi savas ir aš ant visko prisiklausau. Vieni savas, kiti nesavas, kitiems trūksta tų draugų ir kučių ir visokių kitokių tradicinių dalykų, kas Lietuvoje yra, bet jeigu Visagine aš paklausčiau šiandien jūsų žmogaus, ar tu jautiesi Lietuvoje savas, kai jums atrodo, ką atsakytų jisai? Visai būtų. Iš tikrųjų visai būtų, yra tie, nebejoju, aš taip labai nuoširdžiai ir sąžininkai visada stengiuosi atsakinėti, nes greičiausiai bus visokių nuomonių. Yra ir tų, kurie lietuviai jaučiasi nesavi, yra tų, kurie rusai jaučiasi nesavi, yra tie, kurie rusakalbiai, aš visą laiką akcentuoju, kad tai yra rusakalbiai, žmonės galbūt irgi jaučiasi nesavi, bet lygiai taip pat jaučiasi ir savi. Ir ką aš girdžiu su mokyklose, ką aš girdžiu tarp vaikų, ką aš girdžiu tarp suaugusių, tai tų nuomonių yra labai daug. Bet tikrai didžiuojuosi tuo, kad tos nuomonės, tų žmonių, kurie jaučiasi savi, daugėja. Jeigu Lietuvos Lenko paklaustume, mikrofoną, ar tu jautiesi čia savas? Nepykit, bet šiaip net klausimas yra keistas. Kaip aš galiu būti nesava, jeigu čia visos kartos, kiek mes su vaikais bandėm piešti mūsų medį, visos kartos yra iš Vilniaus krašto. Čia aš gimiau, čia jau išsilavinimą, čia dirbu, čia auga mano vaikai. Žinoma, kad aš čia esu 100% sava ir taip jaučiuosi. Jeigu turite omenyje, ar galbūt geriau aš jaučiuosi Varšuvai ten nuvažiavus, tai ne, aš ten esu nesava. Čia jūsų namai. Taip, čia mano namai, čia gydytojai pagydė mano tėvą, čia yra viskas gerai. Ne, tai viskas puiku. Tai, ką jūs deklaruojate, tą savijautą, man atrodo, tas jausmas yra svarbu, nes nuo to jausmo matyt visą kitą ir prasideda ir tos visos problemos, kurią šiandien matyt pakelsim, nes tema, kurią mums uždavė šio forumo organizatoriai, iš tikrųjų yra turinti nervą tam tikrą. Viena vertus mes norim išlaikyti papročius, tradicijas, tautinės bendrijas, ar tai mūsų žmonės išvažiavę į Ispanijas, į Airijas, į Amerikas, norim vis dėlto, kad jie išliktų lietuviais. Kita vertus, mes tikrai norim, kad jie būtų lojalūs, integralūs piliečiai, gerbiantis mūsų papročius, tvarką, kalbą ir visus kitus dalykus. Ar viskas čia tvarkoja tarp šitų dviejų lūkesčių pagrindinių? Aš dar gal trumpai papasakosiu apie tai, kad esu ne tik tai LRT tautinių mažumų redakcijos vadovė, bet auginam 3 vaikus, visi jie eina į lenkakalbės mokyklas. Ką čia galėčiau dar be pridurti? Taip, galbūt mano antrokas turi tam tikrų, ne tai kad nepatogumų, bet kartais galbūt jaučiasi kažkiek nedrąsiai, kad jam tam tikrų momentų gali pritrūkti vieno ar kito žodžio lietuvių kalba. Bet jau mano 4-okas, jisai puikiausiai susitvarko, jisai dalyvauja Vilniaus miesto lygyje, Lietuvos lygyje, visokiausiuose įvairių sričių konkursuose. Dukra 7-okė, tai jeigu kažkas manęs paklaustų, ar aš padedu ruošti namų darbus, ne, ir kartais net būna, prisipažįstu, nuoširdžiai atveju, kai namie dar kažkokį darbelį turiu pabaigti ar tekstą parašyti ir man kyla mintis, ar čia į ilgoji ar trumpoji, ir sakau, Agata, kaip ten rašosi? Tai manau, kad tai labai daug ką pasako. Namie kalbat? Lenkiškai. Ineta, jūs tokį visą laiką akademinį rėmą konceptualų uždėti šitai visai problemai, kurią mes čia ruošiamės nagrinėti, galbūt būtumėt linkus. Kaip jūs matot vis dėlto, kokio masto tai yra problema ir tų 2 lūkesčių gal iš pažiūros ir kiek skirtingų sujungimas į vieną tašką? Dabar, ko gero, šitoje diskusijoje dalyvauju ne kaip universiteto rektorė, o kaip tyrėja, kuri gilinasi jau daugelį metų į ankstyvą vaikų kalbą, kalbos įsisavinimą. Ilgainiui nuo lietuvių kalbų perėjau prie daugiakalbių, dvikalbių vaikų ir natūralu, kad domiuosi daugiakalbystės, dvikalbystės, kalbos politikos klausimais, ir dvikalbių vaikų raida. Ir kontekstas labai įvairus.
pažįstu Visaginą, kaip ir jūs, prieš keletą, jau prieš kokius 7-8 metus pirmą kartą nuvažiavau ir jį įsimylėjau tą miestą, bet dėl įvairių priežasčių, ne dėl to, kaip jis atrodo, o dėl to, ką jis koduoja, kokia ta istorija, kokios ten kultūrinės, socialinės įtampos ar veiksmai atliekami, kaip bendruomenė gyvena ir sugyvena. Labai daug interviu atlikau ir žinoma, mano kaip filologės dėmesys buvo mokyklos, kalba ir tapatybė, šie klausimai. Daug visko yra, per vieną tokį trumpą užsėdimą visko nepapasakosiu, bet ir daugiau, ką jūs gerbiamas, Jėzau, dabar ir vardas užkirto, Aurimai pasakėte dėl migracijos, dėl mūsų diasporos. Taip pat tyriu ir diasporos, ir tautinių mažumų vaikų kalbos raidą, jų kalbinės nuostatas. Tai norėčiau pasakyti, kad skiriasi tos grupės. Pirmas akcentas dėl dvikalbių vaikų, kad mes visi labai aiškiai suprastume, jau kaip mokslinė kalbu. Jie visi skirtingi. Šitos apskritai mes individualių turime raidos skirtumų, kalbinės raidos skirtumų, bet daugiakalbių ir dvikalbių vaikų kalbos raidos modeliai skirtingi. Šitos grupės labai heterogeniškos. Ir nėra taip, kad dvikalbiai vaikai gyvenantis vienoje ar kitoje šalyje, jų grupės būtų vienodos. Taip, jeigu didesnės imtis, mes mokslo tyrimuose įžiūrime tendencijas. Tai mokslo pasaulyje yra žinomi faktai. Ką norėčiau pasakyti? Jeigu kalbame apie tautinės mažumas Lietuvoje, stebėjau ir stebime jau ne 20 metus tą situaciją. Tikrai yra gerėjanti situacija ir Visagine, ir vaikai rodo geresnius rezultatus. Mums svarbu šiandieną brandos egzaminai, ar jie geba išlaikyti egzaminus taip, kaip lietuviai vaikai. Niekada jie negebės išlaikyti, kol yra tokia situacija. Aš manau, kad per 35 metus tam tikrose tautinių bendrijų gyvenamose vietose kompaktiškiau nebuvo ilgalaikė tam tikra švietimo kalbos politika vykdoma mūsų visuomenėje. Ir dabar, kai politikai ar visuomenės dalis diskutuoja apie tai, o kodėl jie nekalba, tai ne juos kaltinti reikia. Manau, mes galime sakyti, kad pritrūko nuoseklios ilgalaikės strategijos tikslo, kur mes einame ir ko mes norime. Vienareikšmiškai aišku, kad demokratiniai valstybei turėtų rūpėti išlaikyti tautinių mažumų tapatybę, kalbą, tas įrašyta visuose dokumentuose ir mes tą deklaruojame. Bet lygiai taip pat ir valstybei svarbu, kad žmonės integruotųsi, būtų pilnateisiai visuomenės nariai, galėtų dalyvauti pilietiškai šios visuomenės gyvenime. Tai natūralu, kad jiems reikia gerai mokėti valstybinę kalbą, turėti gerus tos kalbos gerą kompetenciją. Yra atotrūkių ir žinoma yra skirtingai nuo regionų, miestų. Tyrimai mūsų, man atrodo, parodė, lygiai taip pat buvo deklaruota ir švietimo mokslo ministerijos. Pagrindiniai skirtumai yra per 3 tokius pjūvius stebimi. Kuo skiriasi, PISOS egzaminai, ar ne, dažniausiai mes arba kiti atsiskaitimai, tai yra mokomosios kalbos klausimas. Jeigu vaikai mokosi, lietuvių kalbos, mokoma kalba yra lietuvių ir tautinių mažumų vaikai, jų pasiekimai yra geresni negu tie, kurie mokosi, tarkim, rusų, lenkų ar kitų tautinių mažumų mokykloje. Kitas yra, turbūt svarbesnis dalykas, yra vieta, kurioje gyvena. Tai yra mažas miestelis, kaimas, didmiestis. Dar daugiau, aš pasakysiu, mūsų tyrimai parodė net didmiesčio skirtingus rezultatus, tarkim, Kauno ir Vilniaus arba Klaipėdos. Čia yra skirtumų. Ir trečias dalykas yra dalyko, kurio egzaminus laiko. Tai vadinasi, dažniausiai lietuvių kalbos yra rezultatai prastesni, bet kitų dalykų gali būti šalies vidurkis. Ir šiuo atveju Visaginas labai įdomiai išsiskiria. Tai yra, aš nekalbėsiu, kas žinote, tai yra vieta dėl atominės elektrinės, dėl to, kad atvažiavo migrantai iš visos Sovietų Sąjungos, turintis aukščiausią mokslinį išsilavinimą, inžinieriai. Ten švietimas, matematika, STEM dalykai buvo visą laiką labai aukšto prioriteto. Ten švietimui teikiama labai didelė paskata. Tėvai, šeimos rūpinasi. Ir jų visų rezultatai, gal žinote, egzaminą matematikos ilgą laiką ta savivaldybė turėjo aukščiausią balą Lietuvoje. Nei Vilnius, nei kitos
Bet lietuvių kalbos egzamino rezultatai yra patys žemiausi arba vieni žemesnių. Tai yra tie skirtumai. Pietryčių Lietuvoje, Vilniaus krašte, žinoma, šalčininkai demonstruoja kitus rezultatus. Ir lyginant rusakalbius ir lenkakalbės mokyklas, tai žinoma, lenkakalbės nežinoma, bet yra toks faktas, jos demonstruoja palyginti prastesnius rezultatus negu su rusakalbė mokykla. Tai yra daug tų faktų, nežinau, kur čia plėstis, bet manau, kad akcentas turėtų būti šitiem vaikam mes kai ką užkertame. Galime diskutuoti, bet turime atverti tas dviejas duris. Ir valstybės ramstis turėtų būti vaikai, kurie išlaiko, šeimos, kurios išlaiko savo tapatybę, savo kalbą, kultūrą, bet lygiai taip pat jie mokosi ir integruojasi ir supranta naudą. Dėl karjeros, dėl pagaliau švietimo sistemos atviresnių durų, nes dabar ne visi vaikai ir gali stoti į universitetus, jeigu jie norėtų. Tai čia galiu plėstis, bet sustosiu. Ana prašo žodžio papildyti dar, bet ir mero norėsiu. Šiek tiek gerbiamą profesorę papildyti. Aš kalbėsiu vien tik tai apie lenkakalbės mokyklas Lietuvoje. Ir šie metai buvo išskirtiniai, šių metų egzaminų rezultatai lenkakalbėm mokyklom tikrai buvo išskirtiniai, nes pirmą kartą istorijoje nacionalinės švietimo agentūros duomenimis pagaliau lietuviakalbiai ir lenkakalbiai vaikai lietuvių kalbą ir literatūrą valstybinių lygių išlaikė labai labai panašiai. Jeigu kalbam apie lietuviakalbės, tai tas procentas buvo virš 94% išlaikusiųjų. Dėl lenkakalbių galiu pasakyti po kablelio kiek, tai buvo 94,58%. Tai tikrai yra kuo pasidžiaugti, bet aišku, aš nesakau, kad viskas yra labai labai gerai ir mes jau galim atsipalaiduoti, patogiai atsisėsti ir jau nieko daugiau nebedaryti. Ir dar kalbant apie kitus egzaminus. Matematika, fizika, istorija ir biologija lenkakalbėse mokyklose buvo išlaikyta aukščiau Lietuvos vidurkio. Aišku, dar, kaip ir minėjau, tai nėra ta siekiamybė, bet mes jau tikrai turim labai labai gerų ir pozityvių požymių. Reikalingas tautinių mažumų šeimom, reikalingas sąmoningumas visų pirma. Niekada lietuvių kalba į tautinių mažumų šeimą neateis paprastai, tiesiog nieko nebedarant. Žinoma, reikia sąmoningumą, reikia nuoseklumo ir darbo įdėti į tą vaiką, kad jisai laisvai jaustųsi savo tapatybėje ir kartu puikiai mokėtų lietuvių kalbą ir kartu turėtų užtikrintas tokias pat galimybės, kaip ir visi kiti Lietuvos vaikai. Svarbu, ką jūs sako, dėl tų rezultatų aš ir merė jūsų norėčiau paklausti, vis tiek apmastant tą, kodėl tie rezultatai kiek prastesni tautinių mažumų, nors čia galima, aišku, kaip sakė, pasaulis genys margas, pasaulis dar margesnis, rasti vis tokių pavyzdžių, bet profesorė labai tiksliai apibūdino, kad tikrai tiksliukų miestas esą, daugiau vaikai į tikslę pusę, bet žinot, su ta lietuvių kalba, man toks įspūdis, kai tikrai pas jūs atvažiuoja, toks nepramuša kažkaip. Nes net ir yra taip pasakę man, kai, ten, žinot, prie kokios parduotuvės žmogų pakalbini, u vas tam v Litvije, atsiprašau, už nelietuvių kalbą, tai aš nežinau, ar dabar taip sutikčiau sakančių, bet matyt, čia toks nėra vienetinis pasisakymas. Na, aš noriu tiesiog atkreipti dėmesį, kad tai yra tikrai tiesa, aš pritariu viskam, ką pasakė profesorė, nes miestas yra toks, tikrai suvažiavo šeimos iš buvusios Tarybų sąjungos ir ta Tarybų sąjunga jungia, taip, žinot, bendraja kalba, rusų kalba, visas tautas. Ir nepriklausomai, ar tai pas mus iš Armėnijos, ar iš Uzbekistano, iš Kazakstano, iš Baltarusijos, jie tiesiog bendrauja rusų kalba. Tai, o tie rezultatai, tai rodo, aš tiesiog stengiuosi išvelgti visada ženklus, kur Visaginas yra tikrai stiprus. Tai matematikoje, kaip jau buvo pasakyta, tai menuose, tai yra muzikos akademija ir sportas. Tai visur, visi šitie dalykai mano išsakyti, kur matematika yra nepriklausoma nuo kalbos, tai yra skaičiai,
natos yra taip pat visiškai tarptautinės, sportas irgi, matyt, ne kalba apsprendžia. O kalbantis apie tas rusakalbės mūsų mokyklas, tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad taip, tai jos yra rusakalbės, tačiau tiems vaikams pakankamai darom, mano galva, tokią meškos paslaugą. Nes programos yra lietuviškos, vadovėliai absoliučiai visi lietuviški ir tas vaikas, būdamas rusakalbėje mokykloje, jis, sakyčiau, savo tas pilkasias ląsteles turi įveiklinti dar daugiau, nes jam reikia perskaityti lietuviškai, išsiverst, atsakyti į rusų kalbą, mokytoja panašiai tą patį daro. Tai ar tai nėra, sakykime, tas toks vaikų perkrovimas, kas priveda prie tų prastesnių rezultatų literatūroje, kituose dalykuose, kur reikia tų vertimų nuolat. Įdomi mintis. Nežinau, bičiuliai, jeigu turit noro replikuoti, sureaguoti kažkokį kampą, tai, nes tikrai labai svarbu elementą aptariam bendrai, integralumo kalba turbūt vienas svarbiausių elementų, jeigu be kalbos turbūt, kaip kaime sako, ne iš vietos, vis tiek čia ir įsidarbinti norint ar dar kažkur. Tai kur jūs mato čia tas žvyras tarp dantų šitoj situacijai, kurioj čia vietoj reiktų pagerinti tą situaciją? Galima pagerinti, bičiulis, matau iš galo mikrofoną, jeigu galima, prisistatykite tik tai, jeigu nesunku ir klauskit. Sveiki, Vuk Vukotič, Vilnius universiteto docentas. Labai ačiū, viską gerai, kaip sakant, pasakyta, teisingai, tik tai man atrodo, kad nėra gerai žiūrėti, mane trikdo tas, kad į tos egzaminus žiūrima kaip į kažkokią šventą karvę. Man atrodo, kad mokėti lietuviškai yra vienas, kaip jūs sakėt, gerai, bet kiti yra išlaikyti egzaminą, kuris yra, taip sakant, padarytas tam tikrų būdų, atspindėti, kaip buvo pasakyta, tam tikrus tautinius rūpesčius, tam tikrą taisyklingą kalbą. Argi nereikėtų mums biški kritiškiau žiūrėti į egzaminus? Nes fetišizuoti egzamino, kas norėtų sureaguoti šitą kampą? Ačiū, Vukai, kadangi pažįstu kolegą už klausimą. Bet čia ne tik šioje diskusijoje, ne tik apie tautinių mažumų mokyklas, man atrodo, egzaminai yra padarytas tam tikras stabas, dėl kurio dabar diskutuoja ir politikai, ir visuomenė. Net ministerija tą trendą sako, lengvinti egzaminus labiau reikėtų. Gal aš pripažinsiu tą klausimą, kad manau, kad šiame kontekste, tautinių bendrijų kontekste, norėtųsi, kad apskritai vaikai kurtų socialinius tinklus, kad jie galėtų bendrauti su kitais, ne savo uždaros grupės vaikais. Čia yra didžiausia problema, jeigu mes sakome, kodėl jie nesimoko, kodėl jie nemoka taip gerai, kaip mes norėtume. Ar pasiekia tą egzamino kažkokią kartelę ar ne, tai gal čia yra antrailis dalykas, ar ne? Nes yra, kiek žinome, ir kiti tyrimai parodo, kad funkcinių lygmenių jie gali kalbėti, bet akademinių žinių, žodynas pasyvus, ar net žodžio neranda kažkokio, ar ne konstrukcijos, ten ir gramatikos dalykai, apie tai gal nekalbėsime. Bet ko labiausiai trūksta ir ką mes jau irgi iš visų interviu ir tyrimų, testų sužinojome ir pamatėme, pagaliau stebime aplinką ir žinome, tai yra uždara aplinka. Jie neišvažiuoja iš Visagino. Visaginas, toks nutolęs kraštas geografiškai, mentališkai. Kiek čia, aš prieš 7 metus klausdavau auditorijos, kas buvote Visagine? Tai iš daug didesnės auditorijos pakildavo 2 rankos. Mes dažniau New York'e, Londone būnam, bet nebuvom ten krašte. Labai gražus, rekreacinis, ar ne, ir sporto, daug kultūros, bet ir dėl kitų dalykų jis labai įdomus. Bet o vaikai iš ten neišvažiuoja. Ten lietuvių, kurių yra 15%, ir 18 plus minus, daugiau yra rusakalbių ar kitų tautybių, 40 tautybių. Ir be abejo, lingva franca tame mieste yra dažniausiai rusų. Ir mes girdime rusų, atvažiuojam lietuvių, jeigu pirmą kartą nuvažiuotumėt, net ir dabar, galvotumėt, kur aš atsiradau. Bet natūralu, yra ta bendruomenė, mes turbūt savo gimtąją kalbą, kur be nuvyktume, gyventume Londonuose, Ispanijose, vis tiek su savo šeimos nariais, šeimoje kalbame savo gimtąją kalbą. Ir tai yra natūralu bendruomenė. Iš jų nenorime nieko kito reikalauti. Taip yra. Klausimas, ar jie išėję į viešąsias sferas, ar jie geba susirasti
kitų grupių, kitų kalbinių bendruomenių žmonių, draugų ar ne savo socialinį tinklą kurti. Čia yra esminė problema. Na, aš daugiau su Visaginu bendrau, bet manau, kad lygiai tas pats yra kitur. Čia Išeiti labai iš savo rato. gera tema, iš tikrųjų žmonės savo burbuluose ir tada jau, žinot, tas informacinis burbulas labai apsprendžia tavo. Ir kalbiniai burbulai lygiai taip pat yra. Jiems patogiau, mums visiems patogiau su savo kalbinės bendruomenės nariais gyventi, bendrauti. Čia yra vienintelė. Jie neišvažiuoja, kiek mes ir su Visaginu, ir su mokyklom Kaune, ir Visagine išvežti tuos vaikus reikia, kad jie draugų turėtų, tandemai įvairūs labai yra svarbus. Esminė problema yra taip vadinama lietuvių kalbos ekspozicija arba lietuvių kalbos stimuliavimas. Trūksta toje aplinkoje lietuvių kalbos. Tiesiog išeina žmonės į gatves, niekas nekalba lietuviškai. Lietuvių ten nėra arba jie neišvažiuoja. Tai didžiausia problema. Ir šeimos politika kalbų, kaip sakome, nuostatos tėvų, apie ką jie kalba, kaip jie apie valstybę kalba, kaip jie kalba, ką jie čia veiks, bus, nebus. Tai visi tie dalykai yra labai svarbus. Man labai patinka, žinot, radijui mes kartais vaikai ateina ekskursijas parodyti ir iš Visagino Eleonora mokytoja atveždavo, aš atsimenu, savo vaikus į radiją ekskursijas ir mes po šiai dienai su kai kuriais net messengerį išlikom draugais dėl to, kad, kažkaip susidraugavom, ten mane pasikvietė, čia atvažiavo, tai tas irgi labai svarbu, man atrodo, LRT dar buvo laidoje, žodžiu, viskas taip. Bet ką jūs sakot, iš tos informacinės tokios uždaros, nesinori sakyti geto erdvės, bet tokios labai izoliuotos salos kažkaip žmonės išves, bet Edita, aš pasunkinsiu jums klausimą šiek tiek, kadangi, žinot, labai viskas čia lengvai vyksta, bet jeigu už lango pasižiūrėtum į Lietuvos Seimą, tai jie masto, nežinau, Kasčiūno pataisos, šiek tiek spaudžiam, kad lietuviškai daugiau mokytųsi, darželiai, mokyklos. Kiti sako atvirkščiai, žinot, galima žirgą prie šaltinio privest, bet priverst gert niekaip. Ten tuos procentus rašyk savo teisės aktuose, bet ne taip reikia kažką daryti. Edita, kaip reikia daryti? Ar jūs labiau palaikot Kasčiūno liniją, ar manot, kad reiktų kažkaip minkščiau? Jums leidus, aš truputį iš kitur pažvelgsiu į tai. Aš Europos taryboje 2 kadencijas, 10 metų praleidau tautinių mažumų komitete. Ir visada kolegom, kurie buvo tautinių mažumų specialistai skirtingų sričių, skirtingų mokslų, mažiau vaikų teisių, bet daugiau tautinių mažumų, visada užduodau tą patį klausimą. Kur yra geriausias vaiko interesas? Vaiko interesas yra išlikti tautiniai mažumoje ir išsaugoti visiškai papročius ir tautinės mažumos to būtų suinteresuotos. Ar vaiko interesas yra išsilavinti ir kuo daugiau pasiekti savo gyvenimo karjeroje ir turėti didelį skrydį, kaip sakyti. Tai iš tikrųjų tie pokalbiai vykdavo labai su konkrečiais pavyzdžiais. Ir pasakysiu du pavyzdžius, tokius gal ekstremalius. Vienas pavyzdys. Šveicarija, kur yra labai aiškiai 4 kalbinės valstybinės kalbos ir labai aiškiai tos kalbos vyksta. Ir yra klajojančios tautos, kurios tiesiog travelers vadinami, kurie lietuvių kalba labai prastai verčiasi, klajotojas išvertė. Tai iš tikrųjų jų persikėlimas ir būtent toje bendruomenėje diskutavimas apie vaiką, kuris 15 metais, jis į mokyklą ateina tik retkarčiais, kada jo ta tauta atsikrausto, sugrįžta į tą vietą, jeigu ne, jis nutolsta. Ir tėvo supratimas, jis nori išsaugoti vaiką savo bendruomeniai, nes jis vėliau perims jo visą tą gyvenimo būdą ir jam atrodo, kad vaikui iš mokyklos reikia išmokti kažkiek skaičiuoti, kažkiek išmoksti kalbas, kad jis galėtų savo, bet daugiau jam nereikia išsilavinimo ir tėvas linkęs jį palikti savo toj bendruomeniai tokiu būdu. Tada kitas pavyzdys būtų labai panašaus tipo, kaip mūsų Lietuvos, Rumunija. Ten, ar mes imsim, ta prasme, ar tai būtų Transilvanijos dalis, ar ten Kliuč-Napoka, ar kurias vietas be paimsi, labai aiškiai yra atsidalinimas į rumunus ir vengrus. Ta prasme, taip kaip Vilniaus rajone iš esmės. Gyveni pas vienus arba pas kitus ir kalbi su vaikais vengrais, kurie tikrai su labai aukštais rezultatais. Ir aš klausiu, ar jūs turit rumunų draugų? Ne, o kodėl turėčiau turėti? Kalbos yra visiškai skirtingos, kodėl turėčiau turėti. Ir ateitis valstybės yra tų žmonių rankose iš esmės, ar ne, nes jie yra išsilavinę. Ir tada mes prieinam prie tokio taško, kai mes pradedame klausti, ar tikrai reikalingos atskiros tautinių mažumų mokyklos, kokios jos turi būti. Jeigu mes žiūrėsime Europą, jinai labai aiškiai dalinasi. Yra vakarinė dalis Europos, kurioje tautinių mažumų kaip po tų tikrųjų, tokių atskirų mokyklų mes nelabai rasim. Mes greičiau rasim kokio nors ten Austrijoje, Burgenlande ar kitur, ar
Karintijoje, mes surasim greičiau muzikos mokyklas, tas folklorinės mokyklas, kur yra ir tradicijų, ir meno, ir viso kito, bet tai yra skirta tautinėm mažumom, pavyzdžiui, slovėnų ar kitų, ar kroatų. O tuo tarpu, va, čia centro rytų Europą mes turime tautinių mažumų mokyklas. Ir jeigu žiūrėsit Lietuvą, tai taip mes daugiau negu 100 metų turėjom ir žydų mokyklas, ir lenkų mokyklas ir taip toliau. Tai nėra sovietų mums primesta. Mes turėjom tarpukariu tas mokyklas. Ir tada kyla klausimas, ar mes jas turime išlaikyti. Ir aišku, turbūt aštrus klausimas pasidarė tada, kai mes pamatėme Estijos ir Latvijos pavyzdžius, kurios staiga ir sako, viskas, nuo šiol bus tik valstybinė kalba mokyklos. Ir mūsų politikai irgi šitoje vietoje pasidavė. Man labai jautru, nes pasidavė prieš rusiškas mokyklas. Jautru tai todėl, kad yra viena grupė, kuri siejama su kita valstybė labiau, negu galvojam apie juos kaip piliečius. O kitas dalykas turbūt irgi, kuris svarbiausias yra, dėl ko turbūt ir Kasčiūno tas projektas ir turbūt ir mes buvom pakėlę ranką prieš švietimo ministrę, sakydami, kad žiūrėkit, peržiūrėkit, kągi jūs čia dabar darot, kodėl mažinant valstybinės kalbos pamokas. Ir aišku, man labai pikta, kad tada atrodo šokio pamokų mažės ar kažko kito. Aš ir labai visada grįžtu prie to paties, tai kurgi yra ta valstybės politika šitoje vietoje. Nes ar reikia tas tautinių mažumų mokyklas uždaryti? Turbūt ne. Bet ką mes kaip valstybė joms duodam? Tada kas tai yra? Ir aš girdžiu Anos pavyzdys idealus. Bet jūs turbūt tikrai pažįstat savo bendruomenę ir kitokių pavyzdžių, ir mes juos pažįstam, tos pavyzdžius, ir visi turbūt salėje žino tų pavyzdžių, kada su valstybinė kalba yra prastai. Tai va ir atsiremiam į tą, kokia ta valstybės politika turėtų būti šitoj sunkioj, tikrai dabar galėčiau išmest kokį klausimą, kad čia baisu, kad nesusibartų visi, tai gal tuo aistrų, konstruojant tą vis tiek dialogą, kad žmonės būtų savi, kad jie labai gerai Edita pasakė, kad viena vertus tu ten savo bendruomeniai gali, bet tavo darbinės karjeros perspektyvos tikrai norisi, kad tu turėtum tikrai šios dienos progą prasmingą prisiminti vienodą teisę į darbą, laimę, laisvę ir kitus dalykus. Ar jūs, kaip jums, merė, atrodo, tokios palaikytumėt, iš tos valstybės politikos, kur dabar šiek tiek pasimetė, gerai priminė Latvija, Estija, kur eina per tokį spaudimą, ir žodžiu, kad nebūtų ir geopolitinė prasme tokios įtampos. Ar taip daryti Lietuvai? Na, matot, aš visiškai pritariu poniai Editai. Ir pirmiausia, tai irgi noriu šiek tiek pacituoti jo žodžius. Pirmiausia, vaikas tai yra žmogus su savo teisėmis. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kokią teisę turi, tai gerą mokslą. Taip. Ir man atrodo, kad ne visada, ypač politikai, supranta, kas yra ta tautinės mažumos mokykla. Tai įsivaizduokime, kad tai yra tiesiog gimtosios kalbos pamokos, kurios yra 5-6 per savaitę. Visa kita yra lietuviški vadovėliai, lietuviška programa. Ir taip toliau. Tai nėra ko laužtis pro atidarytas duris, jūs norit pasakyti? Tai aš ne visai matau, dėl ko čia taip tos ietis laužyti. Ir aš matau tendencijas, kas vyksta Visagine. Tai Visagine tėveliai, vaikai renkasi valstybinė kalba dėstomas mokyklas, darželius. Mes turėjome 5 vaikų darželius, 3 buvo rusakalbiai, 2 lietuvių kalba, pagrindinė kalba, 2 lietuviškose darželiuose, vaikų daugiau negu 3 rusakalbiuose. Vieną darželį prijungėme prie lietuvių kalbą dėstomų. Dabar turim 4, bet vieną tokį mišrų. Žiūrim į mokyklas. 5 mokyklos. 2 mokyklos valstybinė kalba, tai yra pilnoji gimnazija ir pagrindinė. Ir 2 progimnazijos ir grynoji gimnazija rusakalbės. Kokios tendencijos? Tėveliai renkasi valstybinę kalbą dėstomas mokyklas. Baigiant, privedu prie to, kad visgi tėvai, vaikai renkasi geresnę mokymo kokybę tam, kad išlaikys, aš net nebejoju, išlaikys tradicijas žmonės, jie turi galimybės ir bendrauti, ir tradicijas išmokti ir taip toliau. Tačiau ta teisė į būsimą karjerą, į laimę, matyti visgi nugali.
Čia nesutikt norėjot, Ana. Aha, tai imkit mikrofoną ir nesutikit. Mano gilių įsitikinimų vaikui kaip tik, ir aš matau tai pagal savo vaikų pavyzdžius, geriausiai sekasi ir jisai imliausias yra tada, kai jisai mokosi savo gimtąją kalbą. Meras labai teisingai pastebėjo, kad mes pamirškime apie tas mokyklas, dar aš esu ta karta, 90 metais aš atėjau į 1 klasę, aš esu ta karta, kuri mokyklą baigiau nepriklausomoj Lietuvoje. Ir dar tais metais lietuvių kalbos, negalim net lyginti, kiek dabar vaikai turi lietuvių kalbos. Kalbėti apie tai, kad vadovėliai yra lietuviški ir mes apsunkinam gyvenimą savo vaikam, aš nesutikčiau, nes aš tikiu savo vaikų potencialų ir aš matau, kad tai visiškai nėra nieko sudėtingo. Vaikai yra labai gabus ir nemenkinkim jų sugebėjimų, taip sakant. Kaip tik yra geriausias amžius, visi tą žinom, pradėti nuo darželių, kas jau dabar ir vyksta. Lietuvių kalbos pamokos vaikai tautinių mažumų mokyklose turi nuo darželio. Mano vaikai lietuvių kalbą mokėsi nuo 3 metukų. Sąmoningai mes leidžiam, dabar aišku yra mokykla lenkų kalba, visa po pamokinė veikla, visas ugdymas, muzikos mokyklos, būreliai, sąmoningai mes renkamės tik tai ten, kur vaikas gali natūraliai būti lietuvių kalboje, girdėti ir kalbėti. Tai tiesiog pasitikėkime savo vaikais ir jų gabumais, leiskime kiekvieno, taip sakant, pagal, nežinau, amžių ir galimybės įeiti į tą kalbą. Ir tikrai yra žinoma reikalinga valstybės parama, reikalingi mokytojai. Geriausia yra, kai mokytojas yra lietuvis, o ne, tarkim, rusakalbis ar lenkakalbis mokytojas, kuris per pamoką ką tik kalbėjo lenkiškai su vaiku ir dabar ateina dėstyti lietuvių kalbą. Ne, aišku, galbūt tai yra idealus variantas ir toks svajotinas, bet labai daug mokyklų užtikrina tą. Kitas dalykas, ką mes čia girdim ir kokią išvadą galim padaryti, kad tikrai yra atotrūkis labai didelis tarp kaimo, regiono ir, tarkim, sostinės. Ir aš prisipažįstu, aš esu iš tų tėvų, kur mes gyvenam Trakų rajone, bet vaikai yra visi Vilniuje, nes mes esam priregistruoti pas tėvus. Nėra tai gerai ir aš tą suprantu, bet kol valstybė negeba užtikrinti lygių galimybių, aš renkuosi ten, kur, kaip kolega minėjo iš salės, kad aš prisirišu galbūt prie kažkokių statistikų, egzaminų, bet taip, aš ir reitingus žurnalą mėgstu ir laukiu, nes tiesiog kitaip mes negalim pamatuoti. Tai tiek. Dėkui, Anai. Turit noro replikuoti, nesutikti, diskutuoti ar klausimą gerai. Areną išmes tik tai, bičiulė, mikrofoną. Prisistatykite. Taip, esu Ksenija Paksina, esu Forum CIF, mes esame švediška žmogaus teisų organizacija, esame Vilniuje, esu jos vadovė. Manęs neramina šioje diskusijoje 2 dalykai, kuriais norėčiau pasidalinti. Tai vienas yra, kad mes labai, aš neišgirdau šitoj diskusijai, kad apibrėžtume, kas yra tas tautiškumas ir tas pilietiškumas. Mes kažkaip perėjom į kalbą, suplakėm su pilietiškumu, su tautiškumu ir man nebeliko aiškumo. Ar tikrai, aš galiu prisipažinti, aš esu Vilnietė, gimusi ir užaugusi Lietuvoje, aš visą savo gyvenimą lankiau rusakalbę mokyklą, nes tai pasirinko mano tėvai. Tai man gyvenimo nedavė man mažiau ar daugiau galimybių gyvenime. Manau, kad galimybės kitur susikūrė, bet man nekildavo pilietiškumo klausimas vien dėl kalbos. Ar ne? Aš vakar taip pat stovėjau nepriklausomybės aikštėje už žodžio laisvę, nepaisant to, kokią mokyklą pradinę ar vidurinę aš lankiau, ar ne?
Tai vat, man nelabai aišku, jeigu galėtumėt... Labai geras klausimas. Kokio čia pilietiškumo standarto ir tautiškumo mes siekiam? Taip, ir dar antras momentas labai trumpas, kai diskusijų išgirdau, kad mes kalbame apie tokius pakankamai ekstremalius, ne ekstremalius, bet galbūt kraštutinumus, ar ne? Visagino miestas yra kraštutinumas, jis yra kitoks, savo istoriją, savo bendruomenių, kaip bendruomenės atrodo, ar ne? Bet mane labiau jaudina tai, kad Vilniuje, ir net nekalbam apie Vilniaus kraštą ir lenkakalbės bendruomenės, bet Vilniaus mieste, Naujininkuose yra vaikų, kurie nesijaučia piliečiais. Ar jie kalba lietuviškai, ar ne, nežinau. Kai kurie taip, kai kurie ne. Vėlgi čia yra tas į pirmą klausimą, ar ne? Bet kodėl net mieste, didmiestyje nevyksta tuomet to... Atveškit vaikus į Vilnių, ar ne, kad jie išmoktų lietuvių kalbos. Kodėl kauniečiai net važiuoja į Vilnių pasižiūrėti, kad čia visai yra skirtingų tautų ir galima jų nebijoti. Ačiū labai. Puikiai, dėkui Jums. Profesorė, galėtumėt sureaguoti. Kas norėtų, kas padėtų? Tiesiog taip gal... Kauniečiai kaip tik ištisai Vilniui, bet Vilniečiai kitur neišvažiuoja. Čia kaip Visagine, žinot. Bet rimčiau kalbant, visiškai pritariu argumentui, kad pilietybė ir kalba nebūtinai susijusi. Aš nenoriu čia dar į platesnius vandenis, man atrodo, čia diskusijos tema buvo daugiau apie mokyklas ir tautinės mažumas, bendrijas. Bet galime dar plačiau apie lietuvių arba diasporų ar negyvenimus, kaip jie traktuoja. Kaip minėjau, daug tyrimų yra atliekame ir Airijoje, ir Jungtinėje karalystėje, ir Norvegijoje, ir kalbame apie tai, kaip jie suvokia lietuviškumą, savo tapatybę, tautybę pagaliau ir visą kitą. Tai čia manau, kad, nežinau, čia išsiplėsime, bet visiškai sutinku, lietuvis gali būti pilietis arba tiesiog pagal dokumentus, ar ne, bet jokio pilietiškumo veiksmo atlikti negali ir galbūt prieš valstybę veikti. Tai, daug ką galime matyti, įpinti. Bet šiek tiek tą definiciją dar išsigryninant, nes aš manau, kad bičiulė norėtų vis tiek ta aiškumo kažkokie pilietiškumo tokie kriterijai, 2-3 ir tautiškumo. Apie ką mes kalbam? Čia sėdi gal mokslininkai, kurie sociologai, socialinių mokslo atstovai galėtų, bet turbūt visi aiškiai suvokia, kad pilietiškumas yra susijusios su mūsų atsakomybė šitai valstybei, ar neįsipareigojimą valstybei, be abejo, tam tikrų atsakomybių, teisių ir dalyvavimo valstybės gyvenime atitinkamose sferose. Turbūt daugiau galima būtų praplėsti, bet natūraliai mes turbūt pagal konstituciją ir kitus kriterijus, Edita jau matau nori praplėsti, pasisakyti, bet tautybės klausimai irgi labai svarbu, kai mes diskutuojame ir šioje diskusijoje, tai yra daugumos, mažumos, čia tas dichotomijas taip pat visada įvardyjame ir taip pat galime atrasti tų ginčių arba kaip suvokiame demokratijos sąlygomis, kas yra mažuma. Ir tik tai rytinėje diskusijoje apie tai diskutavome, kad ta mažuma ir demokratijos sąlygomis turėtų būti matoma, jos lūkesčiai taip pat demokratiniai valstybėje įgyvendinami. Tai, nežinau, galima praplėsti, bet čia aš manau, kad labai daug kur taip. Nežinau, ar reikia, bet iš tikrųjų tai, ko jūs klausite, taigi akivaizdu, pilietybė yra asmens valingas ryšys su savo valstybe. Ir tai yra atsakymas, ta prasme, abipusis ryšys ir valstybės, ir žmogaus. O tautiškumas turbūt tai, ko mes neturėjom suvokimo ir turbūt tai atėjo labiau iš vakarų bendras supratimas, kad tautybė žmogus gali, tai yra jo paties apsprendimo dalykas. Mes anksčiau visada turėjom tą tokį labai baisų tikėjimą, kad tai yra tik tai iš tėvų gaunama tautybė, visgi tai yra žmogaus pasirinkimas. Jis save gali prisiminti senelius, prisiminti ankstesnes kartas, save priskirti kažkam, arba priešingai, galvoti, kad jau bus kitaip, ar ne? Tai yra visiškas apsisprendimas ir laisvė pasiskelbti arba nepasiskelbti.
priimti vienokius ar kitus sprendimus. Ir kada mes kalbam apie ugdymą, tai nebūtinai tai yra susiję tiesiogiai su tautybė. Nes mes, pavyzdžiui, visada labai kovojam su statistikos departamentu ir visada reikalavom statistikos. Paprastai duomenys yra surenkami tik tai pagal ugdomąją kalbą. O kur tautybės, kur vaikų tautybės, apie kurias mes norėtumėm turėti daugiau informacijos. Pavyzdžiui, ir Lietuvoje vedama tas mišrių šeimų, žinot, ruso, ukrainiečio, ruso, lenko, ruso, kiek čia mes turim dar ir tokių, kur to kultūrinio fono taip labai aiškiai ir negalim pagauti. Prašau, Arlandai, jūs norėtumėte. Labai gerą klausimą uždavėt ir tą pačią temą taip užvedėt, nes nuo ko aš ir pradėjau, kad mes turim rusakalbės mokyklas ir lietuvakalbės, bet tai visiškai nereiškia net ir tautiškumo prasme. Visaginas turi daugiau nei 40 tautybių. Taip kad ta kalba neapsprendžia, kad tai yra rusų tautybės vaikai ateina. Į rusų kalbą dėstomose mokyklose pas mus dabar turbūt procentiškai tikrai daugiausiai yra atvykusių ukrainiečių. Tai ar tai jie tikrai rusai? Užsiduokim klausim, greičiausiai ne. Jie tiesiog moka tą kalbą ir integruotis šiuo metu yra žymiai lengviau. Taip pat yra Kazakstanas, Uzbekistanas, totoriai ir dar daugiau nei 40 tautų. Tai tikrai ir tas pats pilietiškumas. Žinot, pilietiškumas ir vėlgi kalbos mokėjimas, matyt, ne visada susiję. Aha, jeigu galit, mikrofoną čia į vidurį auditorijos. Milda Ališauskienė. Norėčiau paklausti, man labai įdomiai nuskambėjo ta mintis, kad tos reakcijos tokios iš politiniam lauke atsirado dėl situacijos Latvijoje ir Estijoje. Ir mes žinom, kad iš tikrųjų ten yra būtent su pilietybės klausimu susijusios tos problemos, kad didžioji dalis rusakalbių neturi pilietybės, negavo jos dėl kalbos. Kaip jums atrodo, Lietuvoje, pavyzdžiui, kiek šita problema aktuali, kiek rusakalbių toj bendruomeniai, ir būtent Visagino pačiam mieste, kiek yra žmonių, kurie nėra Lietuvos piliečiai ir iš tikrųjų, kiek mes čia galim, šituo aspektu kažkiek tai ateiti į tą bendrą diskusiją su Latvija ir Estija, nes man atrodo, kad atvirai... Visai tą pačią problemą turim, labai gerai pasakėte. Man atrodo, kad čia yra visiškai kita problema ir tada kaip mes ją formuluojam ir gal tada iš tikrųjų tos komunikacijos kažkokie turėtų būti kita strategija. Bet galbūt jūs galėtumėt pasidalinti. Čia labai gera pastaba, kad mūsų įpilietinimo istorija visai kita nei Latvijos, Estijos. Ačiū labai, aš truputėlį gal pradėsiu, ar ne? Ir nuo to klausimo, nuo Visagino, nors čia buvo pasakyta toks ekstremalus atvejis, bet kai mes bendrą statistiką bandome išvelgti, tai Visagino labai nusveria rezultatai bendroji statistika apie rusakalbės mokyklas. Bet kadangi tyrinėjau, man atrodo, pilietybės ir tapatybės ir kalbų santykiai labai aktualūs, buvo įdomu pažvelgti į Visaginą, nes po nepriklausomybės labai daug asmenų priėmė Lietuvos pilietybę praktiškai po 2 savaičių. Ir tai buvo aktualu dėl elektrinės veikimo, nes socialinės įtampos labai kilo dėl kalbos, jeigu prisimenate, kas arba skaitėte straipsnius ar ne. Ir tai buvo valstybės saugumo ir fizinio tame prasme išsaugojimas. Žmonės dirbantis elektrinėje prisėmė Lietuvos pilietybę, galėjo likti Lietuvoje, nors kalbėti rusiškai ir visas operacijas atlikti rusų kalba. Dėl to buvo priimtas vasario 7 dieną, kaip dabar atsimenu, 91 metų po valstybinės lietuvių kalbos įstatymas, antras įstatymas, leidžiantis vartoti rusų kalbą. Tai tie dalykai ir lojalumas, ar jis iš karto atsirado Lietuvai, ar palaipsniui, jis yra Visagine. Ir dabar nepaisant 40 tapatybių, manau, kad piliečių ir rusakalbių yra virš 90, kokie 8 ir 7%, labai aukštas. Tai čia ekstremalus atvejis, bet rodantis irgi labai teigiamą situaciją. Dabar manau, kad Latvija, Estija ir Lietuva dėl rusakalbių visada buvo skirtingose pozicijose. Lietuva turėjo tą 0 pilietybės įstatymą ir mums sekėsi, nes buvo labai nedidelis procentus rusakalbių Lietuvoje. Dabar jų dar mažiau negu Lenkų yra, apie 4+- ar ne? Tai mums nebuvo tiek aktualu taip elgtis kaip Latvijoje ir Estijoje. Mes tikrai turėjome dėl istorinių politinių priežasčių skirtingą situaciją. Ir tuo požiūriu, kilus šitai bangai, ką daryti, ar čia rusų kalba
kalbos per daug, ar dar kokie tai klausimai, ar mes čia dabar greitai turime uždaryti ir tas mokyklas, tai mūsų bendruomenė, mokslininkų bendruomenė, mūsų universitetą taip sako, neduok Dieve taip atsitiktų. Tai tikrai nebūtų buvęs geras sprendimas, ką sakėm, šimtmečiais jau buvo sena tradicija. Ir atsakymas į tą klausimą būtų toliau kaip elgtis. Suprantama, viskas švietimas nuo mažų dienų, nuo tų gerų paskatų, kad nebūtų tik tai projektinio režimo, tai ilgalaikės strategijos klausimas. Beje, Latvijos tai nepadarė per vieną dieną. Jie tai buvo tik priimti, tai buvo ilgalaikis strateginis planavimas, visi ruošėsi, tik tai kai ištiko ta diena, buvo tokia reakcija. Dabar klausimų daug, mes neturime mokytojų, nors norėtume pakeisti ar nepasiūlyti vaikams kitas. Tai nuo ankstyvo laiko, valandos vienos pridėjimas nuo 4 iki 5 valandų darželiuose neįsprendžia klausimo tam tikrose regionuose. Nesakau, kad visur, bet matome ir visi jau deklaruojame, kad ir Vilniaus mieste nereikia ekstremalių vietovių. Yra pasidalinę į tas kultūrinės kalbinės salas. Tai, tuos dalykus reikėtų pastebėti. Ir kita vertus, daug įvairių projektų reikia. Ir jų, ilgalaikių. Pasibaigė finansavimas ir mes išvažiuojam, ar ne? Tai reikia to ilgalaikio tokio matymo ir vizijų. Ir buvo paminėta ir mero, ir jūsų. Aš sakyčiau, kad geros tendencijos dabar matyti. Tai yra tikrai mišraus modelio mokyklos, dvikalbės mokyklos ir labai daug renkasi, ką gerbiamas meras, bet yra ir trikalbės, net lenkų, rusų ir lietuvių. Ir būtent iš jų tėvai renkasi mieliau, buvo irgi paminėta. Tai yra labai geros tendencijos. Aš manau, kad nauja karta, jeigu viskas bus nuosekliai vykdoma ir tos strategijos ne ad hoc vieną dieną atsitiko ir visi gaisrus gesinam ar kažkaip tai elgiamės neadekvačiai, tai būtų labai bloga tendencija. Žinot, aš atsiprašau, dar iki šių trumpai, tik tai labai trigrašį, gal irgi vakar ruošdamasis, tai prisiminiau savo pokalbį su tokiu amerikiečiu Jeff Gedmin. Jisai vadovavo Laisvosios Europos radijui, tankiai atvažiuodavo čia į Vilnių ir taip, žinot, čia prie parlamento, prie alaus. Sakau, Jeff, jūs, kažkaip tai girdėjau, kad lietuviškų šaknų turit kažką, taip užsukinėjau pokalbį. Ai, sako, bet tai, koks skirtumas? Aš tai galvoju, šiaip malonu gal, bet žmogui atrodo, kad, kažkas ten senelių, prosenelių. Ir aš pagalvojau vis dėlto šiandien, kai mes kalbame apie jaunimą, apie švietimą, žinot, man atrodo, kad vis mažiau žmonės save siet pradeda su teritorija. Jie labiau dalyvauja tose informacinėse. Sienos atviros, bičiuliai. Mokslai atviri. Ir kai mes labai gerą klausimą, tai kas tas pilietiškumas, tai ko mes čia norim, tai greičiausiai mes galim turėti tokius piliečius, kurie gal ir negyvens čia Lietuvoje po 10, 20 ar 30 metų ir jie tik kažkokiais ten tinklais bus susiję, kažkas dirbs net kur nors Balio saloj Lietuvos įmonė ir kaip mes matom tą ateitį ir ar vis dėlto mes čia kartais nesuvėjo malūnais, tais kovojam su tais spaudimais kažką, išmokyti lietuviškai ar ką padaryti. Tai nežinau, tik tokia mintis, gal kas norėtų sureaguoti, kaip čia ta ateitis gali atrodyti ir ar tikrai dabarties generolai supranta, kokie bus ateities mūšiai ir ateities karai. Atvirai sakant, gal tikrai, sienos bus, sakot, gal atvirkščiai bus, mes gyvensim už didelės tvoros. Niekas tikrai į priekį nežino. Tačiau apie tą pilietybės turėjimą ir savęs įėjimo su kalba, tikrai geras klausimas ir aš šiek tiek į kitą temą nežinau. Tikrai nežinau, kiek yra nepiliečių Visagine, nežinau tiksliai, kiek mes turim gyventojų. Čia statistikos departamentui. Kaip, meras nežino, kiek žmonių pasiekė? Matot, 18 000, jūs girdėjote 18 000, paskutiniais duomenimis jau turim 21 000, turim registrų centre 22 ten su trupučiu, civilinės metrikacijos biuras mato 23 ir tai yra toks, skaičius, kuris plaukiantis, taip pat kaip ir nežinom, čia buvo paminėta 15% lietuvių, tai paskutinis surašymas buvo 2011 metais ir tada tai buvo, dabar kiek yra, irgi nežinom, todėl aš visada kalbu apie tuos skaičius, kurius aš žinau. Tai mes tikrai žinom, kiek mes turim mokyklų, kiek mokyklose vaikų turim, kiek vaikų darželiuose turim vaikų, tai labai tikslus, aiškus skaičius ir
atsakydamas į tą klausimą, kiekgi čia tų nepiliečių yra, manau, kad tikrai nedaug. Tikrai nedaug, aišku, yra, bet jų nedaug. Ir kokios tos bus sienos tikrai ateityje nebus, bet aš manau, kad jūs visiškai teisus, kad jaunimas jau dabar mažiau sieja save su ta tautybė, su teritorija, va tik tai čia ir niekaip kitaip. Tai mes esam tokie, tampam tokie, globalūs, bet kartu labai profesorės gera pastaba dėl tos informacinės erdvės, kad mums reikia pasistengti išlaikyti, jeigu ne teritoriniai, tai informaciniai erdvėjai tos žmonės kažkokiuose burbuluose, kurie transliuotų galbūt vertybės, kurios su žmogaus teisėm ar kitais dalykais susijusios, bet bičiulė, jūs žiūri 11 minučių iki mūsų pabaigos dar mikrofoną. Aha, mikrofoną ar galima? Ačiū, sveiki. Agnė Kamara, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, tai bandysiu trumpai, nes laiko nėra. Tiesiog trumpai norėjau sureaguoti dėl to pilietiškumo. Mes organizuojame savo informacijos centre tokias edukacijas moksleiviams apie Europos Sąjungą ir būna įvairių tų grupių, vieni aktyvesni, vieni žino daugiau, kiti mažiau. Ir kaip tik vakar vedžiau edukaciją. Atėjo moksleiviai iš rusakalbės mokyklos, 9-okai, tai galvoju, jau bus iššūkis, nes tikrai būna visokių atvejų, būna, kad nelabai lietuviškai supranta. Ir žinokite, taip maloniai nustebino, jie tiek apie Europos Sąjungą žinojo, buvo rankų miškas, visi pasisakė vieni per kitus, vieni gal tikrai silpniau lietuviškai kalbėjo, bet akys degė. Klausiau, kiek iš jūsų norėtų būti politikais, vėl rankų miškas, tai tikrai labai labai maloniai nustebino. Ir dar kita tokia mintis, gal tokia daugiau asmeninė, kad būna atveju, kai vaikai lanko lietuvių mokyklą ir kalba puikiai lietuviškai, bet kiti jų nemato kaip lietuvių. Tai mano vyras yra užsienietis, tamsios odos, tai ir vaikai yra tamsus. Ir mes labai dažnai sulaukiam komentarų, kad kaip gerai kalba lietuviškai. Ir jie taip net nustemba, aš kitos kalbos nelabai net žinau, kalbu lietuviškai. Arba klausia, o jūs savo kalbą mokate kalbėti? Arba, klausia visai būna, ar jūs įvaikinti, visokių tokių asmeninių klausimų. Tai vaikams, jie jaučiasi lietuviai, jie palaiko vienas rytą, kitas žalgirį, žodžiu, jie moka himną ir yra tikri lietuviai, bet kiti jiems taip nuolat kartoja, kad tu kažkaip tai esi nelietuvis. Ir tada truputėlį jau kvestionuoja. Tai gal ir kažkas norėtų sureaguoti. Taip, aš tik tai, žinot, visą laiką toks irgi norisi tokia konotacija, kad yra kažkokie gal radikalesni, kurie, bet aš suprantu ir tuos žmonės, ir jų jausmus, ir tą savisaugos jausmą, ir tą, žinot, situacija, kurioje gyvenam, yra be galo jautri ir kartais tikrai žmonių ta emocija irgi suprantama turėtų būti. Aš tik prisiminiau, kai Agnė jūs pasakojot, aš dariau laidą, kai lietuvė tamsesnės odos popiežius sutiko, tai galvojau, kad mane ten suvalgys tame eteryje, reiškia, kaip užvirė kovos, kokia čia Lietuva, kaip čia galima, kaip čia ką, bet tikrai atrodo pasaulis gerokai pasikeitęs nei mūsų smegenis. Prašau. Aš labai trumpai tiesiog, jūs gerai paminėjot, kad ar tu čia lietuvis ir taip toliau, tai pasižiūrėjus į mano vardo pavardę irgi daug kas klausė, iš korespondentų klausė, o jūs lietuviškai kalbat? Nors visa giminė lietuvių. Ir kur jūs augęs? Tai aš iš Alytaus pats. Ir, senelis, močiutė atvežė tokią pavardę kažkada, tai, taip išėjo. Jo, nepasirinksiu. Niekas čia iš esą. Nors dabar pasirinkti gali. Jo, sureaguos ir tada mes jau čia prie gražaus šito ratelio apibendrinsim. Prašau, jeigu galima, tada dar šiek tiek mikrofoną. Rūpinamės, kad daugiau judėtumėt. Viskas gerai. Ačiū. Iš asociacijų Baltic Turkish Culture Academy. Tai pasakysiu, mes tokie organizacijom, aš girdėjot po lietuvų kalbą kultūros skaičių, kurie tam ir per LRT kultūrą keli kartą visi Lietuvai parodo, tokie mes organizuojam iniciatyvą, tokia organizacija, kuri užsienietis gyvenantis Lietuvoje, mes jam mokam lietuviškas eilėraštis, dainė, ir paskui deklamuojam. Ten yra vienas dalis po lietuvų kalbų kultūros skaičius. Po poezijos pavasaris dalis, čia yra jau 8 metai bus šiemet organizuojam. Čia yra labai idėja, labai geras, įdomu idėjas, kad kaip met kada deklamuojam koncertas, senas atėjęs vaikas iš Turkijos, iš Azerbaidžanas, iš Europos šalis. Ir labai įdomu, kad akcentas, kaip žiūrėjau, kaip žiūrit,
kitatautais arba mišrius šeimos deklamuojas lietuviškas eilėraštis, lietuviškas daina. Ir labai tokia iniciatyva. Ir tam visi žmogus, ir labai patiko tokie, kaip mes visada, kada mes pradėjom sukurti šitas renginys, mes visada sakėm, jeigu lietuvis ateis užsienėtim, pasakys, išmoks lietuviškai eilėraštis, gal labai tokie bus, neįdomu bus, kaip spaudimas idėja. Tai mes sakėm, kaip mes užsienėtis, aš iš Turkijos, visiems pasiūlėm, ateisit, mes visi kartu išmoksim lietuviškai eilėraštis, mes patys išmokam, į koncertas padarom, ir tokia įdomu projektas yra. Jo 8 kartas, kasmet apie 30 šalius, įvairių šalių, dalyvai labai įdomus projektas. Ačiū labai. Ačiū už jūsų pasisakymą ir puikia lietuvių kalba. Žinot, čia toks dabar pavėžėjų pavažiuoja į Vilnių ir tokia lik ir panika jauti, kai čia to egzaminus visiems pradės ir ten tūkstančiai, nežinau, kuo čia baigsis, bet tokia irgi matai tą pastangą žmogaus, vis tiek kažkaip tai toj erdvėj mūsų pilietiniai, kultūriniai, valstybiniai pasistengti ir išmokti lietuviškai. Ir kai 28 metų Japonas man parašė, kad jis išmoko pats lietuviškai, nieko neverčiamas, nes šiaip įdomi kalba. Galvoju, wow, kaip žmogus iš vidaus save motyvuoja. Tai kaip mums tos vidinės motyvacijos daugiau visiems turėti ir kartu turbūt nediskutuojant, čia žinot, mes, jie, kažkas tai čia teisinga, klaidinga, man atrodo, tai jau iš principo toks blogas prieimas prie klausimo. Ana, vis dėlto, kaip prie šito klausimo reikėtų tokio delikataus prieiti, kad jisai kažkaip būtų, žinot, ir win-win tokia pozicija ir laimėtų visi iš jo. Kaip prieiti? Su tam tikrų pakantumu, su pagarba ir dar lašelis supratingumo. Ir manau, tik tiek. Šiek tiek tos empatijos, tiesiog suprasti ir batus išgirsti. Vienas kito ir geriau pajusti. Jeigu tautinės mažumos sako, kad mums kažko trūksta, tai ne todėl, kad mes reikalaujam piktybiškai iš Lietuvos, kad jūs mus skriaudžiat, negirdit, bet tiesiog norim, kad suprastumėt ir išgirstumėt, kad mums reikia vadovėlių, kad mums reikia mokytojų ir kad kartais reikalinga valstybės pagalba jau šiuo klausimu tam tikru. Jaučia tą santykį empatijos šiandien, ar jis labiau toks jėgos santykis? Aš esu laimingas žmogus tuo požiūriu matyt, nes man to užtenka. Visiškai, aš neturiu kom skustis. Ir čia jau charakterio savybė dažniausiai būna. Čia nuoseklus darbas, tiesiog padaryti, kiek tu pats gali, reikalauti iš savęs, reikalauti iš savo šeimos, būti visuomenės dalimi ir jausti tą pilietiškumą. Ir ne todėl, kad už mano lango vėliava plevėsuoja trispalvė kiekvieną dieną. Ne todėl, kad kaimynas tam vėliavą matytų, o todėl, kad man jos reikėjo. Kai aš pagimdžiau trečią vaiką, man reikėjo vėliavos trispalvės už lango. Ačiū Jums labai. Dėkui, Ana. Ką čia ir be pridursi, manau, kad labai buvo geras akcentas, kad pasižiūrėkime į save, ar ne, pirmiausia, į savo šeimos narius. Bet gal kitą aspektą pamėginčiau pasakyti, kad Lietuvoje reikia maža šalis, rečiau vartojama kalba, mes per ilgus šimtmečius, matyt, šalis patyrusi visokių išbandymų, mes tą kalbą idealizuojame ir todėl truputėlį kas nors netaip pasakė, netaip ištarė, nors parodė daug pastangų, mes pakritikuosime. Tai kad to būtų mažiau ar ne, būtų labai gera. Pradėkime nuo savęs. Ir be abejo, turbūt reikia suvokti, ir visi tyrimai rodo, ar būtų tai sociolingvistų, ar sociologų, antropologų, kad tapatybė yra kintantis reiškinys ir mes net mažų vaikų klausinėjame nuo 6, nuo 7, ar gali jie suvokti, bet jie kalba apie tai. Ir matome bekintantį pagal amžių suvokimą.
Ir kuo jie vyresni, tuo labiau jie kvestionuoja vienalytę tapatybę. Jie tada žiūri ir kilmės, ir gyvenamosios vietos, ir senelių tapatybės. Tai žodžiu, nuo tos dienos, kai jie iš pradžių pasakė, iš šeimos atsinešė, na tarkim, aš lietuvis, paskui jie gali pradėti galvoti, na, bet aš ir čia gyvenu, aš ir tą kalbą moku, bet mano seneliai dar kitur gyvena. Žodžiu, gali būti keturlypės, keturgubos arba kokios tik tai nori, daugialypės tapatybės. Ir tai yra kintantis reiškinys, išvažiuos į kitą šalį, padirbs daugiau, susituoks, na, ta prasme, visokių gali būti scenarijų. Ir man atrodo, tai yra apskritai šių dienų realijos. Nieko nėra statiško, kinta ir sienos, duok Dieve, kad jų neatsirastų, bet na, matome kokią visuomenę ir svarbiausia išgirsti, gerbti kitą, na ir tos daugiau empatijos, žinoma, vieni kitiems. Iš tikrųjų, aš sakyčiau, žinot, kad gal akivaizdu, kad pokyčiai vyksta visuomenėje, akivaizdu, kad ta tapatybė kaip jau ir kinta, jau sutarėm su tuo, ar ne, bet tada vis tiek tas pilietiškumas tampa labai svarbiu. Ir čia yra dar svarbiau, tai yra ne tik kalba, tai yra iš esmės lojalumas valstybei, savo valstybei ir jausti tą valstybę kaip tėvynę, kad sutaptų iš esmės tėvynė, ar ne, kad nereikėtų jas ieškoti kitos ir kad tas, na, iš esmės tą pilietiškumą mes suprastumėm kaip abipusį ryšį iš tikrųjų ir tam tikrus įsipareigojimus savo valstybei, net nesvarbu, kur esi. Tai tam mes turbūt turime galvoti, kaip tie vaikai yra ugdomi. Ir ne tik kalbinė prasme, labiau ir pilietiškumo ir visais kitais vertybiniais dalykais, kad jie iš tikrųjų mylėtų savo tėvynę ir jie jaustųsi jos dalimi. Ačiū. Rolandai. Na, man čia reikia tik tai pritart, nes tikrai labai daug gerai pasakyta ir aš galvoju, kad pagrindinis dalykas tai matyti yra pagarba. Abipusė, daugiapusė pagarba. Ir kada mes kalbam apie pilietiškumą, tai ar tas pilietiškumas tikrai apsprendžiamas yra kalbos mokėjimu, aš galvoju, kad ne. Ir toj pačioj Ignalinos atominė elektrinė, tai yra viena saugiausių, pradirbusių beveik visą laiką atominė elektrinė, be kažkokių didelių avarijų, kur buvo leista naudoti rusų kalbą ir tie žmonės, kurie prižiūrėjo saugą, kurie darė visus darbus ir saugiai eksploatavo, jie buvo pilietiški ar ne. Aš manau, kad tai yra labai pilietiški žmonės. Tai reikia tikrai daugiau pagarbos, bet jeigu kalbant apie tas pačias mokyklas, aš galvoju, kad ne tiek kalbos klausimas, kiek pačio mokymo proceso kokybės klausimą mes turim kelti. O kalba jau buvau minėjęs. Deja, bet taip yra, kad tose tautiškose mokyklose, kitakalbėse mokyklose, tai yra keletas valandų gimtosios kalbos pamokėlių. Keletas pamokų. Visa kita vis tiek vyksta taip. Ir tai, kad leidžiama vaikams pertraukose, mokytojams bendrauti tą kalbą, kurią jiems priimtina, na, ar tai ką nors iš principo keičia? Man asmeniškai tikrai nėra niekada ir nebuvo niekada sunku nuo scenos pasakyti 2 kalbas. Aš skirtingai nuo kitų merų visada kalbu 2 kart. Tai vieną kartą lietuvių kalba, kitą kartą turi pasakyti rusiškai ir visada tos kalbos skirtingos ir tai ne visada gal tie žmonės gauna tą pačią kokybę kalbos, nes kalbi ne iš lapelio, neišsivertęs, o tą, ką tik pasakėjai lietuvių, jau užmiršai, jau kalbi rusiškai visai kitaip. Taip, kad aš galvoju, kad tai yra daugiapusės pagarbos klausimas ir iš tų pačių rusakalbių pusės irgi pagarba man, lietuviui, kada kreipiasi į mane su labai dideliu akcentu, bet kreipiasi ir pasako tiesiog labas, man tai malonu. Bičiuliai, ačiū Jums labai, dėkui, kad leidot šiek tiek pamatyti problemą iš įvairių batų ir įvairių situacijų. Žinot, aš skaitau dabar Alexis de Tocqueville apie demokratiją Amerikoje, klasiką. Ir irgi atvažiavo prancūzas, advokatas, pažiūrėti, kaip ta Amerika veikia ten 1865 turbūt 5 metais. Ir Amerika irgi suvažiavusių, kaip ten angliškai sako, multi-ethnic society, tokia iš visur visko. Ir Amerika veikia, jos demokratija dėka net
tų skirtingų kažkaip bendruomenių, stiprių bendruomenių. Pasirodo, atsakymas yra, kad tas bendruomeniškumas, tas žmogaus santykis gyvas vienas su kitu, yra turbūt vienas svarbiausių dalykų. Tai aš noriu jums visiems ir padėkodamas ir jums už puikius klausimus palinkėti, kad vis tiek ši diena mus įpareigoja, kad pirmiausiai pagalvotume apie tai, kad visi esam žmonės. Nepaisant to, kur ir kokią atsinešėm pavardę, kokią ten tautybę nepasirinkę atsinešėm su mamytė ir tėveliu. Ir man atrodo, tai yra pats svarbiausias dalykas - pamatyti tą žmogiškumą, žmoniškumą vienas kitame, kuris paskui jau ten išvestiniai dalykai, tie tautiškumai ir pilietiškumai. Aš to visiems jums ir linkiu, parvežti savo bendruomenės tą savijautą, tą jausmą, kad visi mes esam turintis vienodą teisę į laisvę, į orumą ir laimę. Ačiū Jums labai.